Sveiki. Darau šitą video, nes sekmadienis ir dažniausiai video darau savaitgaliais, kadangi laisvas dienos, tai atotrūkis nuo darbų, daugiau koncentruojasi save, savo laisvalaikį, tai kadangi vakar buvo darbas, o šiaip bėgu šeštadieniais, tokia tradicija, jau turbūt 4. ar 5. kartas, tai vakar nepavyko. Tai šiandien ką tik atbėgau Vingio parke pusvalandį ir pirmą kartą ilgesnis bėgimas Vingio parke. Pirmą kartą bėgu 10 minučių su kolega, dabar pusvalandį. Tai irgi reikia priprast, nes prieš tai bėgdavau vienu maršrutu ir maršrutas toks buvo. Pradžia į kalną, koks, net nežinau, puskilometris gal ar kažkas tokio, į kalną ir tada dar biškį kalną ir jau tiesiai skaityk bėgi. O vat čia gaunasi, aišku, trasą galima išsirinkti, kai nežinai, tiesiog bėgi, tai bėgu tiesiog į priekį ir vienu metu buvo atsišakojimas, kaip pajauti, nuojauta, kur bėgti. Liktais dešiniau, bėgu dešiniau, vėl nuojauta, suku čia ir gavosi, kad ratą apibėgau ir laikas tiko, lygiai 30, panašiai 30, biškį virš 30 minučių. Tai ką norėjau pasakyti, kad Vingio parke ta trasa, kur bėgau, tai nėra tiesi trasa. Įkalnė, statikalnė, maža įkalnė, nuolydis, tai toks apkrovos keičiasi ir kažkaip manau prasiu. Gal tą tempą sunku tada palaikyti ir keičiasi širdies ritmas, pulsas, spaudimas. Tai va, tai tiek